Sužaistos visos ketverios Lietuvos futbolo federacijos taurės 5-ojo etapo rungtynės. Įtikinamą pergalę Klaipėdoje iškovojo antros lygos pietų zonos čempionų vardus užsitikrinę FBK Kauno futbolininkai. Net 4-0 įveikė A lygoje rungtyniaujančią Gargždų Bangą. Likusios trejos rungtynės baigėsi vienodų rezultatų – 2-1. Tiesa, klostėsi jos pagal skirtingus scenarijus. Tauragės Tauras savo aikštėje rungtynių pradžioje su Kauno LKK Teledema apsikeitė įvarčiais. O rungtynių baigtį nulėmė paskutinė pirmo kėlinio minutė šeimininkų pelnytas antrasis įvartis. Didžiausių netikėtumų galima vadinti Vilniaus Žalgirio rungtyniaujančio šalies pirmoje lygoje pralaimėjimą antroje lygoje rungtyniaujančiai iš mėgėjų sudarytai Plikių Sakuonai. Šiuose rungtynėse prireikė pratęsimo, o lemiamą įvartį Sakuonos futbolininkai pelnė likus 2 minutėms iki pratęsimo pabaigos. Pakruojyje žaidė A lygoje rungtyniaujantį vietos Kruoją ir pirmos lygos čempionės vardą jau užsitikrinusi Šilutė. Iš šilutiškių Roberto Šmito ir Mindaugo Bagužio tikslius smūgius baigiantis rungtynėms atsakė Arūnas Šteinas. Aš manau, kad mes geriau išnaudojam sukurtas progas ir mes įmušėm, o kiek mūsų varžovai, Kruojos futbolininkai turėjo tų progų, jie neišnaudojo. Aš manau, kad mes geriau realizavom šiandieną sukurtas progas. Aš prieš varžybą sakiau, kad Šilutės komanda gan rimta komanda, nes, aišku, žaidėjai ruošiasi kai kurie A lygai, bet joje nežaidėjai. Nesitikėjom, aišku, tokio rezultato. Lapkričio 7 dieną vyks ketvirtfinalio susitikimai, kuriuose prie 5-ojo etapo nugalėtojų Kauno, Tauro, Šilutės ir Sakuonos komandų prisijungs dar 4 A lygos ekipos. Panevėžio Ekranas, Marijampolės Sūduva, Vilniaus Vėtra ir Šiauliai.